Neužmirštamas kelionės į Aziją organizuoja kelionių organizatorius Voyage Voyage. Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjai TV ir ypatinga laida. Ypatinga jų tuo, nes turėsime šiandien svečią. Beje, šitas svečias sulaukė labai daug dėmesio, jūsų laiškų į mūsų Facebook paskyrą ir todėl mes nusprendėme dar kartą jį pakviesti ir pažiūrėsime, ką jis šiandien pagamins. Tad, sveikas sugrįžęs. Sveiki. Silvestrai, praeitoje laidoje tu žadėjai žiūrovam pagaminti vieną patiekalą. Taip, praeitoje laidoje žadėjau pagaminti eklerus ir jie bus ypatingi. Ypatingi jie bus tuo, kad jie turės traškę plutelę. Jie bus valgomi. Taip, tai svarbiausia. Ir dar įdarą turės. Taip, jie bus su varškės įdaru, kuris bus šokoladinis. Kada sugalvojai tokį receptą? Senai? Senokai jau. O kiek, jeigu reikėtų skaičiuoti, kiek kartų esi jau gaminęsi? Žinokit, receptų neskaičiuoju, bet tikrai be galo daug kartų. Taip. Ok, tai ką, aš palieku šią mūsų nuostabią Virtuvės mitų griovėjų studiją tau, bet tik šiam receptui kol kas. Gerai, tai tu prižiūrėk ją, saugok ir jeigu reikės kažkas pagalbos, kreipkis į mane. Gerai, tai skanaus ir mes pradedam, tiksliau tu pradedi. Taigi, gamybą sudarys 3 etapai. Visų pirma, darysim traškę plutelę eklerams, paskui gaminsim eklerų tešlą ir galų gale eklerams kremą. Taigi, pradėkime. Tai eklerų traškai pluteliai naudosime 50 gramų sviesto, 50 gramų cukraus ir miltų. Visą gautą masę pertrinam ir įdedam į šaldytuvą jai apstigdinti. Antrasis etapas gaminsime eklerams tešlą. Visų pirma, paimam bliūdelį, į kurį įdedame 30 gramų sviesto, 125 ml vandens, šiek tiek cukraus ir druskos. Ir viską užverdame. Vanduo su sviestu užvirė, dedame miltus. Masė turėtų gautis kaip bulvių košė, iš pirmo ją vėsinsime ir paskui dėsime po 1 kiaušinius. Dabar dėsime po 1 kiaušinį, kad galėtume sekti tešlos vientisumą. Taigi, tešla jau paruošta. Mūsų atveju prireikia 2 kiaušinių, jūsų gali prireikti daugiau arba mažiau ir jinai turi būti tokia, kad nebėgtų nuo šaukšto. Ir visą sudedame į maišą. Taigi, tik ką susidėjau visą masę į maišelį ir ją laikas spausti ant skardos. O kol pagaminame eklerus, atšalo traškios plutelės masę, kurią dėsime taip pat ant eklerų. Dabar ją supjaustysime. Žinoma, galima būtų ir nedėti traškios plutelės, tada gautume paprasčiausius eklerus, bet patikėkite manim, būtų daug skaniau su juo. Gautos masės gumulėlį padarome ploną ir dedame tiesiai ant suformuotų eklerų. Kol eklerai keps, ši kepuraitė apdengs visą eklerą ir karamelizuosis. Dabar eklerus dedame į orkaitę įkaitintą iki 180 laipsnių 20 minučių.
Dabar dėsime šokoladą į karšto vandens vonelę, tenais jį ir ištirpinsime. Kol šokoladas tirpsta, mes išplaksime grietinėlę. Dabar viename puode sumaišysime plaktą grietinėlę ir varškę. Į gautą masę dedame tirpdytą pienišką šokoladą ir šokoladinį kremą. Jeigu daug šokolado įdėsi, tai bus labai kietas, o jeigu šokoladinį kremą įdėsi, jisai nebus kietas, bet bus šokolado skonis. Kakavą įdėsi, bus kartu. Na, eklerai jau iškepė ir atšalo, dabar laikas jos pripildyti kremu. Paskutiniai potėpiai su cukraus milteliai. Alfa, ateik čia paragauti mano eklerų. Aš jau čia, kaip tau sekėsi? Puikiai. Kurį galiu ragauti? Šitą. Aš tai manau, kad reikia parodyti tą visą vidų su žiūrovams. Na kaip? Man labai patinka tetraški plutelė. Gal gali išduoti paslaptį iš kur? Šitas receptas. Taip, žinoma. Kaip Michaelis Laiskonis svečiavosi mūsų miestelėje amatų mokykloje, tai tada jisai mums tai ir papasakoja. Mums irgi kažką papasakoja. O ką papasakoja naujausių mūsų žurnale tikrai rasite. Ten rasite QR kodą, kur galėsite pamatyti net video. Tai visas interviu su juo yra žurnale. Silvestrai, noriu padėkoti tau už receptą ir tikiuosi, kad jums žiūrovai lygiai taip pat pavyks skaniai pagaminti šiuos eklerus ir pavaišinti savo draugus. Tai iki pasimatymo ir noriu pasakyti, kad Silvestras tikrai dar grįš ne kartą į mūsų laidą. Iki. Iki.